Tai labą dieną visiems. Ar girdisi? Labą dieną, girdisi. Puiku. Tai pradėsime sandėliavimo paskirties pastato pramonės ir sandėliavimo grupės Jonavos rajono savivaldybė Rukla Karaliaus Mindaugo gatvė 14 statybos projekto viešinimo procedūrą. Matau, yra susirinkusių asmenų, gal dar keletą minučių luktelkim. Iš anksto įspėsiu visus, kad šis pokalbis yra įrašomas ir bus patalpintas YouTube platformoje ir viešai prieinamas. Tai pabandykim dar keletą minučių luktelti ir pradėsime viešinimą. Va, dar matau, prisijungia asmenų keletas. Labai gerai, užsakovas, matau, prisijungia. Puiku. Tai turbūt galime ir nelaukti, iš tikrųjų, pradėti viešinimo procedūrą. Tai pasikartosiu dar kartelį, kad yra viešinama sandėliavimo paskirties pastato pramonės ir sandėliavimo pastatų grupės Jonavos rajono savivaldybė Rukla Karaliaus Mindaugo 14 statybos projektas. Šis viešinimas yra įrašomas ir bus patalpintas YouTube platformoje. Jį galėsite rasti Karaliaus Mindaugo 14 Rukla viešinimas. Viešinimo pirmininkas būsiu aš, Erikas Klinavičius, viešinimo sekretorius Rimantas Noreika. Matau, yra prisijungęs užsakovo atstovas, tai gal trumpai pranešiu, kad iš tikrųjų visų nelaikysiu ilgai. Gal patį pristatymą padarysiu, paskui galės užsakovas atsijungti. Tai pradėkime apie patį projektą. Statinys yra neypatingasis statinys, statybos rūšis yra nauja statyba, užsakovas statytojas yra priėmimo ir integracijos agentūra, žemės sklypas yra 6937 kvadratiniai metrai, o projektuojamas pastatas 1974 kvadratiniai metrai, sklypo užstatymo intensyvumas 29%, užstatymo tankis irgi 29%. Projektuojamas pastatas yra vieno aukšto ir tai yra projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas. Šis sklypas randasi šiaurinėje miestelio dalyje, ribojasi su gretimais sklypais. Gretimi sklypai yra Jonavos rajono savivaldybė savininkas. Tai tada Karaliaus Mindaugo raudonosios linijos yra vakarinėje sklypo dalyje, pietinėje, sklypo dalyje ir ribojasi su pačiu Karaliaus Mindaugo 14 sklypu. Beveik visa teritorija šiuo metu yra apžėlusi augmenija, tai mes ir projektiniuose sprendiniuose rodome kaip kertamus medžius. Aš pasidalinsiu dabar su jumis ekranu, kad galėčiau parodyti pačius sprendinius. Matos, taip? Gerai. Prieikime prie pačio sklypo plano. Štai va matosi
matosi raudonai apibrėžti medžiai, kuriuos mes numatome kirsti. Tai visi medžiai yra iš principo savavališkai suaugę, jų diametras šiai dienai nėra didelis, vidutiniškai apie 15 cm diametro, didžioji dalis yra beržų. Būtent šioje vietoje yra medžių juosta kur kas didesnių, storesnių medžių, tai juos be abejo mes stengiamės palikti ir išsaugoti. Taipogi, kur tik tais galime, štai šitose plotuose želdiniuose, štai čia vat grupelė medžių stengiamės maksimaliai išsaugoti, tam, kad tikrai to sklypo nenorim padaryti plyno lauko, o kad jis būtų tikrai pakankamai gausus medžio pačiais medžiais. Tai projektuojamas pastatas numatomas būtent štai šitas. Matome įvažiavimą, kaip ir minėjau, iš Karaliaus Mindaugo gatvės pietinėje sklypo dalyje. Įvažiavimas projektuojamas 6 metrų pločio. Taipogi užbrėžėme, kadangi buvo gauta pastabų ir pastebėjimų iš vyriausio Jonavos architekto dėl perėsiu aš dar paskui prie pačių klausimų ir pastebėjimų, bet buvo paprašyta parodyti būsimą kažkada ateityje dviračių taką, tai mes jį pažymėjome, būtent štai šitą mėlyną spalvą ir būtent mūsų ribą, kurią žadame juosti tvora segmentinę, atitraukėme nuo dviračių tako, palikdami želdynų juostą ir būtent išsaugodami šitus medžius. Žiūrėsim, kaip su dviračių taku pavyks išsaugoti juos. Tai mūsų sprendiniai yra už šitos segmentinės tvoros, pakoregavom ir patį šitį įvažiavimą, būtent pakoregavom šiek tiek ir gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelę, konteinerių vietą atitraukėm. Tai tas korekcijas atlikom, kurios buvo reikalinga atlikti. Tai įvažiuojant į sklypą matome nusileidimą iki rampos krovos, bei turime porą vietų štai čia, laukiantiesiems sunkesnio svorio automobiliams. Šioje vietoje nenumatoma yra didelė ir intensyvi krova. Tikrai yra numatoma, kad daugiausia bus atvažiuojama su kažkokiais autobusiukais ir ta krova įvykdoma ar tais per šoną autobusiuką, ar nusileidus iki pačios rampos. Taip pat projektuojame lengvųjų automobilių vietas, projektuojame elektromobilio pakrovimo vietą, bei projektuojame žmonių su negalia vietą, kadangi pastate galbūt nuolatinių darbo vietų lyg ir neturėtų būti, bet tam tikros vietos ir tam tikri kabinetai yra suprojektuoti, kur galbūt kažkoks sargas ar kažkoks atvežęs važtaraštį paduoti ir panašiai. Projektuojame dviračių vietas, projektuojame pėsčiųjų takučius, patekimai į patį pastatą yra projektuojami keli. Štai čia projektuojam patekimus į patį pastatą, į numatomas patalpas. Štai čia turime patekimą su pandusu išvažiuojant, dar vieną su pakrovimo technika, bei turim 2 išėjimus pastato galuose ant trumpųjų kraštinių ties šiaurinė sklypo dalimi. Projektuojamas yra iš PVC korio apvažiavimo kelias gaisriniam automobiliam. Štai čia matote šitą žalia koriuko zoną. Ir taipogi yra projektuojamas vandens telkinys, kuris veiktų kaip ir lietaus surinkimo, nes kadangi lietaus, kaip žinoma, lietaus tinklų šioje teritorijoje nėra, tai jisai veiktų kaip ir lietaus surinkimo visas telkinys, bei tarnautų lauko gaisrų gesinimui, būtent yra projektuojami.
Taip, va čia galim pasižiūrėti iš tikrųjų, šitame planiuke matosi, to sekundę, čia šoko. Taip. Čia dabar taip nutiko. Va, projektuojami tinklai, tai mes va būtent ir matome išeinančius lietaus tinklus iš pastato į būtent šitą tvenkinį. Iš tvenkinio projektuojamas yra vandens paėmimo šulinėlis, taipogi yra projektuojamas vandens pasijungimo taškas bei fekalinės nuotekos vedamos toli į kitą pusę per valstybinę žemę pasijungimui į štai čia esančią gatvę ir tinklus pagal prisijungimo sąlygas. Tai esame gavę tiek elektros, tiek ir iškėlimo elektros, ir dujų iškėlimo sąlygas. Šie tinklai bus projektuojami, būtent štai šitoje zonoje esantys tinklai. Dalis tinklų yra projektuojama kaip iškeliami, dalis tinklų bus projektuojami kaip apsaugomi tinklai. Perkim prie pačio pastato. Pats pastatas yra visiškai lakoniškos kvadratinės stačiakampės formos. Kaip ir minėjau, projektuojami keli įėjimai ir išvažiavimai krovos technikai. Štai čia mes turime įėjimus žmonėms 1, 2, 3, 4 bei 2 išėjimus pastato galuose. Visas pastatas yra apstatytas stelažais ir pravažiavimais tarp stelažų būtent krovos technikai. Krovos technika yra projektuojama iš elektrokarai, tai jų pakrovimas yra projektuojamas visiškai tiesiog iš elementarios standartinės rozetės. Jokių kitokių papildomų dalykų jiems nereikia. Štai čia projektuojamos kelios patalpos, tai yra kaip ir tokia maisto pasišildymo zona, projektuojamas kabinetas, žmonių su negalia sanmazgas, paprastas sanmazgas, persirengimo patalpos ir įėjimas į pastatą. Pastate numatoma yra nepilnai 10 laipsnių temperatūra, tai pats šildymas pastato yra numatomas elektra, elektriniais šildytuvais pastato viršuje, kurie pučia šiltą orą. Ir kaip minėjau, sanmazgam yra numatomas projektuojamas tiek vanduo, tiek buitinės nuotekos. Tai pereikime prie stogo planas. Stogo planas kaip ir stogo planas su lietaus įlojom ir švieslangiais dūmų šalinimui. Numatoma PVC stogo danga, būtent ant stogo. Ir pereikime prie fasadų. Fasadai yra projektuojami iš daugiasluoksnės plieno plokštės su tam tikrais užpildais, kur bus priešgaisriniai užpildai, kur bus poliuretano užpildas, dar patikslinsime projektavimo metu. Dėl gaisrinės saugos sprendinių projektuojami langai su tam tikrais kiekiais langų atidaromi. Projektuojamas pastatas yra iš daugiasluoksnės plokštės baltos spalvos bei pilkos spalvos. Ir parodėme dalį tokių inkliuzų. Tai yra šoninis pašvietimas įterpiant su skardos lankstiniais. Štai va vienas fasadas, turime šoninius fasadus, turime galinį fasadą ir turime pjūvį. Numatomi krova yra 3 stelažo aukštais. Pats pastatas projektuojamas apie 8,5 metro aukščio su krova, būtent pakeliais. Ir štai vizualizacija matoma, koks tas pastatas yra projektuojamas, koks jis yra numatomas. Ką galbūt nepasminėjau, kalbant apie sklypo planą, to dar šiek tiek pagrįšiu, kad yra
projektuojama atraminė senutė, kadangi mes turim nemažą peraukštojimą nuo Karaliaus Mindaugo iki sklypo šiaurinės dalies, tai būtent nuo šitos zonos per visą šitą ir per visą šitą kraštinę yra projektuojama atraminė senutė iki 1,40 m aukščio, kad sukelti būtent šitą sklypą ir būtent turėti ir tiek normalų apvažiavimą gaisriniam saugai, gaisriniam automobiliam ir neturėti pastatų didžiulio cokolio šioje vietoje. Tai projektuojama būtent šita atraminė senutė. Atraminės senutės aukštis yra kintamas pagal gretutinių sklypų reljefą. Tai va čia būtent matosi atraminės senutės projektavimas. Taip, tai apie patį projektą turbūt būtų tiek. Galėtumėm pereiti prie klausimų, kurie buvo gauti elektroniniu paštu, būtent kaip ir minėjau, iš savivaldybės. Tai gal aš juos tada dabar ir perskaitau ir pabandysime pateikti atsakymus. Tai iki viešo susirinkimo pradžios buvo gautos pastabos elektroniniu paštu. Ir pirmas klausimas buvo projektiniuose pasiūlymuose nėra įvertinti Ruklos miestelio suplanuoti dviračių takai, tai yra apie 3050 metrų ilgio dviračių takų trasos Ruklos miestelyje, specialusis planas su numeriu T0013107. Tai atsakant į šį klausimą, mes papildėme projektinius pasiūlymus būtent šitu projektuojamų kažkada dviračių taku. Buvom kreipęsi į miesto Jonavos rajono savivaldybę keletą kartų, iki projektinių pasiūlymų kažkaip nepavyko mums gauti atsakymo, kokio pločio, kur tas takas yra konkrečiai, bet būtent pavyko pagaliau susisiekti ir gavom sprendinius ir juos pateikėme jau dabar pristatant visuomeniai. Tada antras klausimas buvo projektuojant tvorą atsitraukti nuo gatvės pusės, įvertinant nagrinėjamo žemės sklypo dalies poreikį dviračių takų tiesimui. Tai mes tą ir padarėm, būtent kaip ir minėjau, štai mūsų aptvėrimo zoną atitraukėme nuo sklypo ribos, išlaikydami apsaugos zoną pačio dviračio tako, kokia yra nurodytame dokumente. Ir trečias klausimas buvo projektiniai pasiūlymai atlikti nesivadovaujant specialių architektūros reikalavimų, pirmo skyriaus 8 punktų, antro skyriaus 2 punktų, nustatyti gatvės raudonąsias linijas C kategorijos pagal bendrąjį planą gatvėje ir 13 skyriaus 9 punktų, kuris irgi lygiai taip pat kalba apie numatomą dviračių taką, tai papildėme tiek apsaugos zono juostų, tiek ir dviračių tako apsaugomis brėžinį. Tai iš tikrųjų teikiant projektą jau PP stadijoje statybą leidžiančiam dokumentui gauti, visas šitas pastabas ištaisysime, tačiau jos nėra esminės, kad keistų pastato bendruosius statinio rodiklius ar fasadus, kas yra esminiai statinio reikalavimai. Tai trumpai turbūt būtų apie patį projektą tiek. Gal iš susirinkusių yra kažkokių pastabų, pastebėjimų ar kažko panašaus? Nėra. Tai dabar tada kreipiuosi į užsakovą ir klausiu, ar užsakovas yra susipažinęs su projektiniais pasiūlymais ir ar jiems pritarė. Taip, esame susipažinę ir pritarėme. Tai ačiū užsakovui ir iš tikrųjų galime užsakovą paleisti. Ačiū, kad sudalyvavo. Aš pats būsiu prisijungęs iki pat 16 valandos. Galbūt dar kažkas prisijungs iš gretimų sklypų ar savivaldybės atstovams atsiras klausimų, tai pats būsiu prisijungęs ir juos mielai atsakysiu. Tai ačiū užsakovui dar kartelį ir tada iki malonaus.
Tai norėčiau užbaigti viešinimo procedūrą. Sandėliavimo paskirties pastato pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės Jonavos rajono savivaldybė Rukla, Karaliaus Mindaugo gatvė 14, statybos projekto viešinimo procedūrą. Iki viešinimo pradžios buvo gautos pastabos, jas aptarėme viešinimo metu. Protokolė jos atsispindės ir bus pateikti atsakymai. Pastabos buvo neesminės, nekeičiančios pastato architektūros ar esminių statinio reikalavimų. Todėl aš kaip viešo susirinkimo pirmininkas konstatuoju, kad viešinimo procedūra yra atlikta ir pereisime į sekančią stadiją. Praktinius pasiūlymus pateiksime statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Šis įrašas jūs rasite YouTube platformoje, suvedę Karaliaus Mindaugo 14 Rukla viešinimas paieškoje ir jį galėsite peržiūrėti bet kada. Tai ačiū visiems, kas buvo prisijungę, kas nebuvo prisijungę, ačiū jiem, iki kitų kartų.